Sveiki visi, čia Simas. Šiandien susipažinsim su programėlė Reptilicus, tai yra seklys, kuris seka jūsų arba jūsų šeimos nario ar kito nario telefoną. Jis gali praklausyti telefoninius pokalbius, įrašinėti aplinką, daryti nuotraukas ir stebėti, kur randatės. Na, detaliau praeisim prie programėlės. Jums reikės nueiti į puslapį reptilicus.net, paspausti registruotis, suvesti savo loginą, slaptažodį, paštą. Taipogi jūs šitą galit padaryti ir atsisiuntę aplikaciją. Kaip matot, kairiai pusėje yra ir Apple ir Androidui, download arba kitas, sakysim, skečet. Parsisiuntę aplikaciją, ją instaliuojant ir ten atlikti tą patį veiksmą. Man buvo patogiau daryti tinklapyje, aš padariau tai tinklapyje. Telefone mums reikės instaliuoti programą Reptilija. Jos Google Play markete nerasite. Surinkus Reptilicus, kaip matot, nieko neišduoda. Eisim į jų tinklapį. Naršyklėje surinkant reptilicus.net ir ieškom, kur parsisiųsti. Susirandam savo telefono operaciniai sistemai tinkantį ženkliuką ir spaudžiam žodį download, skečet, papuolam į tokį puslapį. Štai mums rašo perspėjimą. Na, iš esmės yra apsisaugot patiems gamintojams, tai kad nenaudot špionažą ir taip toliau, be sutikimo, ten visų kitų asmenų. Kas mums čia yra svarbu? Mums rašo nupumpuoti versiją tokią ir tokią. Štai šitas mygtukas, kurį mums reikės paspausti ir parsisiųsti telefoną. Ir yra versija, kas turi root teisės. Na, kas nežino, kas tai yra, tai geriau šito nesiųsti. Ir aišku, root teisų geriau irgi nenulaužinėti. Taip, mes siunčiam šitą versiją. Gali iššokti toks persimis, šio tipo failas gali pakenkti įrenginiui ir jeigu pas jūs yra atjungta, kad ne Google Play marketo instaliuoti negalima programų, tai teks bent jau laikinai suteikti tas teisės. Štai, diegimas blokuojamas, rašo, einat į nustatymai ir kur yra sauga, nes žinomi šaltiniai, jūs turite uždėti varnelę. Bent jau laikinai leisti šiai programėlį diegti. Štai, kai uždėdat varnelę, jums leidžia toliau įdiegti, spaudžia tik diegti ir galit jau naudotis daryti programą. Dar vienas perspėjimas ir mus perspėja, kad reikėtų atjungti appsų programėlių tikrinimą. Na, ką mes ir darom. Keista, bet taip ir neradau, kur čia galima atjungti programėlių tikrinimą. Na, bandom grįžti ir vėl papuolam į programėlės nustatymus. Čia vėlgi mūsų klausim, ar mes norim statyti be root teisių, ar telefonas turi root teisės, kadangi mes neturim root teisių. Šitoj vietoj mes renkamės pirmą variantą. Tai mums rašo, prie ko turės prieigą, tai yra prie skambučių, SMS, fotoaparato, įrašyti garsą, vietą, na, vienu žodžiu, galim sakyti prie visko, įdiegti. Dar kartą gaunam spėjimą, kad diegimas užblokuotas, vis tiek įdiegti. Čia galima pasirinkti kalbą, rusų, anglų jau ir reikia paspaust, kad jeigu jūs jau registravotės tinklapyje, kad pas jūs jau yra akauntas, kad reikia tik tai logino ir slaptažodžio. Dar kartą buvo iššokęs langelis dėl perspėjimo ir štai mes jau pačioje programėlėje. Na, tikiuosi sėkmingai suinstaliavot ir paleidot programą, perbėgsim per nustatymus. Čia tam, kad jisai nesustabdytų šios programos, reikės šitos varnelės. Toliau, kad mums perduotų į web tinklapį, per kurį mes žiūrėsim visą informaciją, SMS žinučių, telefono skambučių, į archyvą pridėtų naujų telefono numerių, fotografijų archyvas. Norint gauti fotografijas, jums reikės pasirinkti papkutę. Aš jau išsirinkau, per plius, susirandat kur, jeigu matot, kad pas jūs yra SD korteliai, jums reikės nueiti į SD kortelę
ir nurodyt, dažniausiai būna DCIM papkiai ir jau toliau įsirenkat, kokią papkutę jūs norit pridėti. Na, daleiskim gerai, aš dar dadėsiu vieną papkutę įvairios. Kaip matot, galima papkutės dadėti ir taip pat išmest. Grįžtam atgal vieną žingsnį. Toliau kokią kokybę siūsite į webą, siūlyčiau pasirinkti žemos kokybės, nes, peržiūrai užteks, aš manau, ir nedidelės kokybės. Čia įjungti, išjungti režimą administratoriaus. Šitą funkciją duoda mums valdyti per tinklapį visokias įvairias duomenų šalinimą, ekrano užrakinimą, ištrinimą, atformatavimą kortelės ir taip toliau. Čia, jeigu jūs prastumėte jau viltį jį susigrąžinti. Bet aš manau, kad šitą programėlę yra labai daug vilčių, kaip tik susigrąžinti telefoną. Šioje mes vietoje renkamės, ar darbastalėje ir kitose vietose matysis problemėlės ikona, ar jinai bus paslėpta. Na, jeigu kažką tai norit sekti, tai aišku, kad reikia paslėpti šioje vietoje. Taip, registracija GPS. Viskas aišku, reikalinga. Čia pasirinkam, jeigu SIM kortelę kažkur tai keičiam ir kam bus pranešimas įsiųstas, po kiek laiko tas pranešimas bus įsiųstas. Na, čia pasirinkimas yra 10 ir daugiau kažkodėl minučių. Čia jeigu jūs įdėjot naują kortelę, aš taip įsivaizduoju, reikėtų paspausti ir pasakyti, kad jūs atnaujinot kortelę. Čia yra, kai jūs paslėpėt ikoną ir jos nesimato darbalaukėje, kad paleist programą, susivedat tokį kodą, aš jį įvedžiau paprastą 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaip matot, ir surinkat šį kodą ir paspaudžiat skambutį. Štai parodysiu, kaip tai atrodo. Užeinam į skambinimo funkciją, klaviatūrą, renkam 1, 2, 3, 4, 5, 6 mano atveju ir skambutis. Štai programa pasileido. Toliau, nežinau, šitos funkcijos neišbandžiau, neįsivaizduoju, kas šio tokio yra. Po to, kada siūsti failus multimedinius, kai yra Wi-Fi'us prijungtas, pagal nutylėjimą, iš kur eina garsas, tai yra mikrofonas. Aš pasirinkau Voice Recall, nors išbandžiau tiek mikrofono, tiek šitą funkciją, puikiai veikia. Taip, kad galit palikti viską šičia pagal nutylėjimą. Čia yra kodavimas audio ir toliau formatas. Formatų yra keletą. Gamintojas rekomenduoja palikti pagal nutylėjimą. Čia kada bus siunčiama į web puslapį po, ten sakysim, 10 minučių, kaip, kas kiek skaidomas teisingiau įrašas. Greičiausiai jisai, kai nustatot, jeigu jūs norit visą valandą įrašinėti, jisai karpo kažkiek tai intervalų ir siunčia gabaliukais tos įrašus. Aš nustačiau 10, neišbandžiau daugiau 10 minučių įrašinėti, padariau trumpą įrašą, puikiausiai siunčiasi, viskas tvarkoj. Na ir čia įrašinėti telefoninius pokalbius. Šita funkcija duoda tai, kad jeigu atblokuojamas ekranas, kiek kartų bandyti, jeigu blogai atblokuojamas, kad nufotografuotų. Jeigu jis, sakysim, bandė daugiau negu 3 kartus atblokuoti ekraną, jo nuotrauka bus to žmogaus padaryta. Ir kitas yra, jeigu atblokavo telefono ekraną, irgi bus padaryta nuotrauka ir jūs tą nuotrauką jau gausite. Na, sakysim, jeigu tai yra vagis bando kažkaip tai į jūsų telefoną įsilaužti. Toliau mes matom sekundės, kiek bus užlaikyta prieš fotografuojant. Galit pasirinkti ir 0, 1 ir daugiau sekundžių. Aš palieku 0. Toliau funkcija, kaip darys nuotrauką, ar su blikste ar be. Na, jeigu jūs norit slaptai daryti, tai aišku, blikstės nereikia pasirinkti. Toliau, kad rodytų GPS buvimo vietą telefonu. Čia pasirenkam, kas kiek bus atnaujinimo informacija, kai jis pakeičia vietą telefonas. Čia automatiškai kas kiek laiko iškraut informaciją iš telefono į serverį. Tai yra, per kurį jūs žiūrėsit per web puslapį. Net pasirinkus skaičių kombinaciją ir paspaudus ragelį, jums vis tiek parašys įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu uždėsit šitą varnelę, tai jau nebeprašys. Aišku, jeigu jūs slepiat aplikaciją, tai turbūt šitos funkcijos nėra tiek būtina. Čia, kad atsiųstų SMS pagal užduodamas komandas iš kito telefono. Šitos funkcijos neišbandžiau, nežinau, kaip jinai veikia. Čia, jeigu mes norim sekti, kokias klavišus maigia, tai reikia atitinkamai dar papildomus nustatymus nustatyti. Nežinau, ar šita funkcija labai reikalinga. Vis tiek slaptažodžių rašo gamintojas, kad neatpažįsta, kurios suvedinėja. Taip, kad, nežinau, čia yra užduodama net simbolių skaičius, kiek simbolių surinkus, ta prasme, būtų siunčiama informacija jums, ką rinko ant klaviatūros telefono. Tai tiek šitų nustatymų.
Perinam prie web puslapio. Surinkus adresą reptilikus.net, papuolėm į tinklapį. Viršui dešiniajame kampe matome, kad galim suvesti savo registracijos duomenis, tai yra loginas, slaptažodis ir įeiti. Tai ką mes čia matom. Mes matom, kokius įrenginius turim, jeigu jų bus daugiau, tai bus išdėstyta, teks tarp jų persijunginėt. Funkcijos taip ir nesupratau, kam man reikalinga. Čia yra ataskaita, galim paspausti ir pamatyti, tai yra įvykių ataskaita. Reikia tik nepamiršti pasirinkti įrenginį ir paspausti zagruzyti. Štai, mums rodo, kur ir kas buvo, kokie veiksmai, ta prasme. Tai yra GPS arba kažkokie tai siųstos žinutės ar dar kažkas tokio. Na, čia tokia išklotinė, jin gal nėra tik patogi. Toliau einam zonai. Čia kas yra patogu, jūs galite apsibrėžti zoną, kuri, sakysim, jums reikalinga, kad sekti. Jeigu įrenginys paliks šitą zoną, jūs gausit pranešimą. Kaip tai darosi, spaudžiat plius ir su pele paišot 1, 2, kažkokią tai norit zoną, apsibrėžėt, kaip matot. Ant galo 2 kartus reikia paspausti ir išmeta langelį, kurį susivedat papildomus duomenis. Na, tai reiškia pavadinimą. Ar mokykla, ar miškas, ar kažkokia darbovietė. Zona aktyvi. Ir viskas. Štai dar viena zona. Lygiai taip pat jūs galite tas zonas ir, jeigu norit, vėliau ištrinti. Taip jūs matot, kur randasi telefonas. Jeigu jūs sekat kažkokį tai savo vaiką, tai jeigu jūs paliks kažkokią tai ar mokyklos zoną, ar dar kažką, tai jūs gausit pranešimus. Toliau. Duomenų atsiuntimas. Galima išsisiųsti e-mailą ir galim rinktis, ką mes norim. Žurnalas skambučių, aktyvumo žurnalą, SMS, na, Viberis, Kontaktė, WhatsApp aš išbandžiau, šitie neveikia, Facebookas, taip toliau, ten reikia root teisių. Toliau formatas, kokį siūsit, per internetą ar kažkokių įvykių kiekis, jeigu susikaupė. Ir intervalas. Spaudžiat išsaugot, tai čia yra turinio. Toliau medija. Skambučių įrašas, aplinkos įrašas, foto, na ir kiti visi. Susidėt varneles, irgi, sakysim, aš įsistačiau, kad jeigu yra 2 įvykiai kažkokie, tai man iš karto užkrauna ir atsiunčia. Jeigu norit kažkokiam intervalę, tai kas valandą išsaugoti. Toliau komandos. Komandos yra gerai tai, kad jūs galite rinktis, kokios jūs norit komandas. Daleiskim, kažkoks tai užsirakintų ekranas. Tarp kitko labai puikiai veikia. Štai atsiranda laukas įvesti slaptažodį. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paspaudžiam užrakinti. Ir ekranas užrakintas jau to slaptažodį. Tuoj parodys, kaip tai atrodo. Štai taip atrodys užrakintas ekranas. Jūs galite paspausti surinkti kodą 1, 2, 3 mano. 1, 2, 3 ir OK. Štai ekranas atsirakino. Nepamirškit šią funkciją išjungti, nes jinai pastoviai užrakinės ekraną. Galite ištrinti paprasčiausiai slaptažodį ir dar kartą nusiųsti, kad nebūtų užrakintas. Lygiai taip pat čia yra labai daug kitų funkcijų. Tai yra sirena kažkokia tai paleista, aš ją bandžiau ir atjungti, bet nematau tikslo ją siūsti. Nebent jūs kažkur netoli pametėt savo telefoną ir norit tikrai jį atrasti arba namuose. Tai galbūt šitoj funkcija ir padės. Na ir daugiau visokių komandų, kurios jūs galit vykdyti. Kaip matot, kur yra žodis root, tai jeigu telefonas nėra rootuotas, tai jums nepavyks tai daryti. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, su kontaktais iš socialinių tinklų ir įrašų ir pokalbio jisai nedaro, dėl to, kad nėra root teisių. Yra tokios malonios komandos, kaip pradėti aplinkos įrašymą, toliau sustabdyti garso įrašą. Lygiai taip pat komandą jūs galite nusiųsti ir nutraukti bet kokiu momentu. Galima ir įrašymo pagal laiką nustatyti, nuo kada iki kada. Taip pat tą pačią funkciją atjungti, atsisiųsti visus media failus, padaryti kameros nuotrauką, iš kameros nuotrauką, padaryti kameros nuotrauką be blikstės ir padaryti ekrano neišeis padaryti print screeną, tai kad prašo root teisių. Einam toliau. Komandas praėjom mediją. Štai yra fotografijos, kaip matot. Čia buvo aš uždėjęs, kad atrakinus ekraną nufotografuoto, jisai man atsiuntė. Čia darytos nuotraukos kelios.
irgi neskubėkit gauti duomenų iš karto, dėl to, kad jeigu jokių įvykių nevyko, kai jūs instaliavot programą, šitoje vietoje jūs nieko nematysit. Tai yra, kai jūs instaliuosit programą, tada tie įvykiai ir keliauja. Lygiai taip pat ir skambučiai. O štai aš išbandžiau 4 skambučius, tik dėja juos reikia parsisiųsti, štai tokiu būdu paspaudžiat, išsisaugot, daleiskim kažkur tai į darbastalį ir norint paleidžia tą įrašą. VLC Media Playeris skaito šitos įrašus puikiausiai. Tiek aplinką puikiai įrašo, tiek ir visus kitus dalykus. Aišku, tenka stipriai pagarsinti, nes mikrofonas būna toliau galbūt. Na, bet išsibandysit, pamatysit. Galų galia telefoninius skambučius tikrai puikiausiai perima ir galit juos perklausyti. Tai tiek apie foto audio. Toliau einam kontentas. Matyt, galit skambučius kokie buvo. SMS irgi išbandžiau, ateinančius, išeinančios, na ir kaip sakiau, Viberiui, Vkontakte, WhatsApp, Odnaklasniki, Facebook, root reikia teisių. Toliau einam į nustatymus. Statymuose, kaip matot, galim pasirinkti 2 kalbas, rodyti zonas, tos, kuriuos jūs apsibrėžėt. Nežinau, čia dar gal tiek neįsistudėjau. Toliau pasirinkat kokį žemėlapį, jo maštabas, nežinau, kam jis čia reikalingas, nors tu gali puikiai su scrollu arba plius minus tą žemėlapį valdyti. Nesudaro jokio sunkumo. Taip, kad sekit savo norimus prietaisus, tikiuosi jums tai padės. Statykit like, prenumeruokit mano kanalą ir iki kito pasimatymo.